O jums dabar savo šokių ir kovų programą pademonstruos žinomiausi, garbingiausi Trakų brolijos viduramžių pasiuntiniai. Gerbėjai ponai, žaviosios damos, Trakų pilies riterių brolija viduramžių pasiuntiniai sveikina visus susirinkusius čia prie šių dėja dar nebaigtų rūmų ir norime parodyti jums įspūdingiausią viduramžių renginį – riterių turnyrą! Keturi narsus riteriai atvyko čia šiandien kautis dėl savo garbės ir jūsų malonumo. Pirmasis į areną žengiantis riteris Karlas! Daugelio turnyrų nugalėtojas, lygės į žemės, keliauja po visą pasaulį, ieškodamas savo prilygstančio priešininko. Pasveikinkite Karlą! Antrasis riteris, kuris šiandien ties krauja dėl jūsų malonumo, riteris Gottfriedas! Visoje Europoje jo gali kautis bet kokiu ginklu. Iš tolimųjų žemių atvykęs seras Richardas! Ir galiausiai tautinė davarų pavertėjas, Nemunų mylėtinis Aleksandras! Riterių turnyras, riterių drąsos ir kovos meno išbandymas. Tokiuose turnyruose riteriai kaunasi dėl garbės, dėl jūsų aplodismentų ir be abejo dėl žaviųjų damų dėmesio. Todėl pakviesiu 4 žavias damas iš jūsų publikos tarpo tapti riterių damomis. 4 damas prašome ateiti štai į areną. Nagi damos, negi nei viena iš jūsų nenorėtų tapti riterių dama, kurie per amžius lovės mėnesėliai. Nagi damos, Когда мы связываем, как все гордам. Taigi, matote, kiekvienas riteris turi po damą, damos gavo po 3 raiščius, juos turi užrišti ant savo riterio rankos. Riteriai turnyre kausis dvikovomis, laimėjęs riteris nuo savo vargokšto priešininko rankos nuims vieną raištį ir įteiks į savo damai, išginti jiems pergalės ženklą.
dama surinkusi 3 žvaigždžius, kad turnyro karalienė, o jos lyderis turnyro nugalėtojų. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad lyderiai kamuolys apsikaravę nuo galvos iki kojų. Tačiau jūs, stebėtieji, esate visiškai neapsaugoti, todėl prašyčiau visus žiūrovus žengti 2 žingsnius atgal. Sėdėsi prašyti, tėveliai prašome labai prižiūrėti savo vaikus, kad jie nesugalvotų užlėkti į areną. Tokios vietos ir pavojingos. Fotografus taip pat prašome pasitraukti už užvaro. Dar sykį kartuoju, vaikai prašome nesėdėti ant žemės ir tikrai saugokitės, jeigu pamatysite, kad lyderiai atėjo prie jūsų kaukite. Kągi, o pirmoje kovoje susikaus lyderiai Karlas ir Vytautas! Vytautas išduotas Senaviliu, o jo priešininkas Virančių Dirviu. Neprasideda kova! Vykdantyčiais padeda atsistoti laimėjusiam darbui, o sekančioje kovoje susikaus lyderiai Kotrynas ir Aleksandras! Kovos lygių, priešingas turi pavojingąją ryto žvaigždę. Neprasideda kova! Visi nuožmiai atakuoja abu priešininkai. Palaikykite juos! Сегодня galim kliautis tiek viena, tiek dviem rankomis.